kad graužia skrandį. Nu, tas žalias maistas. Nu. Žalias maistas jokių būdų. Tiesiog reikia pralaukti kažkokį tai momentą ir pripras. Na, pirmiausia, reikia pasižiūrėti. Rūgštis ten sukyla, sako. Da. Taip. Reiškia, pirmiausia, reikėtų pasidaryti skrandžio tyrimą ir žinoti tiksliai, kas yra ir kodėl yra toks nenatūralus rūgštingumas. Tada galima būtų rinkti kažkokią tai dietą. Bet visumoje, reiškia, jeigu geriant žalias sultis, tai patarimas būtų toks, kad neapkrauti skrandžio ir žarnyno didelių kiekių ląstelienos, pradėti gerti sultis. Tai organizmas šarmėja, šarmiškas darosi ir tada lengviau pereiti prie kitų maisto produktų, kurie yra. Visos sultis tinka ar kažkokios tai? Mano požiūriu, aš kaip pati valiau organizmą sultimis, tai buvo 90 dienų protokolas ir tekdavo išgerti po 4 litrus žalių sulčių. Žalių, ta prasme, kad termiškai neapdorotos, nekaitintos ir žalios spalvos, daugiausia žalios spalvos. Taip. Kodėl tą reikia daryti? Todėl, kad žalios spalvos sultys turi labai daug chlorofilo, o chlorofilo formulė yra ta pati, su nedideliu skirtumu, su branduolio skirtumu, ta pati kraujo formulė. Va, ir reiškia, kraujo formulė yra geležis, o chlorofilo yra magnis. Ir aš manyčiau, kad netgi jeigu būtų galima steriliai perpilti chlorofilą, kritiniu atveju būtų galima turbūt chlorofilų pakeisti kraują, kad išgelbėti žmogaus gyvybę. Bet tai yra tik tai mano, kaip sako, mano tokia galvosena šiuo metu. Iš to, ką žinau ir tiek, kiek žinau, tai moksliškai nieko nepagrįsta.